Sveiki visi. Ir klausia, rašo, kur dingo video. Tai galiu pasakyti, kad video ištrintas buvo pašalintas, nes Lietuvoje yra priespauda. Gyvenime priespaudoje ir negalima savo blogo vesti. Gal galima, bet niekam negaliu rodyti. Kaip ir dienoraštį, jeigu rašot, viskas rašot, tik nepalikit niekur. Kas perskaitys, problemų bus jums. Tai kalbėjau nemažai su advokatais, kaip ir galima eiti toliau, aiškintis, bet taigi reikia man biškį pinigėlių. O ką aš laimėsiu? Prenumeratorių tikrai daugiau turėsiu. Bet nežinau, ar aš labai noriu šitos pinigėlius leisti dėl prenumeratorių, kaip ir jum metu akmenis. Bet žinokit, jau ir taip teko su advokatais ten, nes kažkas tenais, kažkokia įmonė, jau pamiršau kaip jinai vadinasi, parašė pretenzijas, 2 iš tikrųjų, ne vienos mažas, 2 iškart, ne iškart po paros. Ir aišku, visas tas pretenzijas su klaidom, bet nesigilinam. Tai žinokit, labai fainiai, kad palaikėt mane, galbūt dar kažkas ir palaiko dabar. Bet vien to, kad varyk, fainiai, gerai, tai nėra labai gerai. Tai video yra pašalintas. Jei kažkas atsisiuntė tą video, turit ištrinti, nes atsisiųsti YouTube'as neduoda. O tai jeigu atsisiuntėt, jau pažeidėt įstatymus, kaip ir aš turbūt čia prižeidžiu visko. Tada, ką aš dar galiu pasakyti, tą video, tikrai nesirašiau video, kad eisiu ir čia ant kažkas. Ten gal buvau pastebėjęs, tai realiai gal tik tai vieną ten tą defektą ten tokį. O nuėjęs filmuoti, tada viskas man tiesiog, taip vizualiai ir gavosi. Kad žiūri tas, tada tas. Ir mano ten ta visa reakcija, mano kalba ir buvo tokia gyva, kaip sakoma, jau neapgalvota, o kaip gaunas, taip ir kalbu. Tai galbūt ir leksikui buvo keletą negražių žodžių, teisingų negražių žodžių. Tai visų atsiprašau, keiktis bandau rūpus miltai, 100 pavelnių ir kažkaip panašiai. Bandau jau, kaip ten rašė, dugnas keiktis taip, kaip aš keikiusi. Bandau pasitaisyti dėl jūsų, o jūs, jeigu, nežinau, ten kas nors čia žiūri šitą video ir tikrai nori palaikyti mane, kažkas baigia gal teisę ar kažką, mielai galit parašyti savaitgalio@gmail.com, ar kokie nepriklausomi ekspertai, jeigu yra tokių išvis, galit irgi parašyti, pakalbėsim, gal kažką sugalvosim. Tai tiek turbūt. Dabar gal aišku, kodėl ištrinta, nes priespaudo gyvenam. Tai būkite atsargus. Ir spaudžiam kažkam taip. Gerai, ačiū, iki.